pagrindinės tendencijos rinkoje, tai jos keičiasi reguliariai. Ne, buvo etapas, kur visi darė vienodas konsolės, buvo etapas, kur visi darė tik tai baltas turinės raidės ir nieko kito. Dabar rinkoje vyrauja dvi tendencijos pagrindinės, kurias mes pastebėm. Tai yra prabangesnių medžiagų naudojimas, ypatingai interjere įmonės pradeda rinktis, sakykime, tikrus metalus, žalvarį, nerūdijantį plieną, juodą plieną ir dažo pagal RAL kodą. Stengiasi tas raides atitraukti nuo sienos, galbūt jos skleidžia visai kitokią nuotaiką, tokį turi tikrą prabangos jausmą. Antra tendencija, kuri dabar po truputį ateina į Lietuvą ir vis daugiau, tai yra LCD ir PCB ekranai. LCD gali būti naudojamas tiek vidaus sąlygom, PCB jau gali būti ir lauko sąlygom naudojamas ekranas. Jie yra labai aukšto ryškumo, dienos šviesoje jie atrodo lygiai taip pat gerai kaip ir tamsių paros metu. Tokio tipo reklamos leidžia klientui atsisakyti visų spaudos darbų ir leidžia lengvai valdyti turinį. Tai yra kelių mygtukų paspaudimu, įkeliat maketus ir jis jau yra transliuojamas. Sutaupant begalę laiko ir finansų, tiesiog atnaujinant medžiagą, kurią nori transliuoti savo potencialiam klientui.